Sveiki visi. Nepaslaptis, kad visam pasaulyje dabar yra paplitęs baisus virusas, kurio vardas yra koronavirusas. Jis atkeliavo pas mus kaip manoma iš Kinijos. Na ir visi žmonės dabar visam pasaulyje panikuoja, kaip apsisaugoti nuo jo. Vieni, kaip žinoma, perka kaukės, o Lietuvoje šluoja iš lentynų kruopas ir makaronus, bet visi pamiršta, kad visų pirma reikia stiprinti imunitetą. Ir kaip stiprinti imunitetą nuo visokių virusų, kaip tik šiandien aš jums ir parodysiu. Nu ir imunitetui stiprinti mums reikės imbiero šaknies, ją prieš tai nusiplaukite, citrinos ir medaus. Aišku, geriau natūralus medaus, o ne pirktiniai iš parduotuvės, kurie ten nesuprasti, kas ten yra. Nu tai pasiruoškim. Imbierą prieš tai nusiplojom, dabar susismulkim gabaliukais. Aš visą tą reikalą po to sumalu su blenderiu. Tai vėlgi Lietuvoje dabar panikuoja visi, šluoja lentynas. Iš citrinos, jeigu yra, reikia išimti sėklas. Šitas receptas arba šitas senai paplitęs, daugelis žmonių naudoja. Aišku, dar stiprinti imunitetą galima vaikščioti į pirtį kas savaitę. Žmonės labai retai serga, kas vaikšto į pirtį. Tai va, turim aparatūrą. Nu. Čia mes darysime tokią tyrelę, bet dar galima naudoti arbatą. Aš kartais, kai noriu arbatas, tai arbatėlės pasidarau su imbieru, lygiai tie patys ingredientai. Rock'n'roll. A few moments later. Na ir šiek tiek apie imbierą. Imbierą, kaip ir bet kokį kitą vaistą, reikia naudoti labai atsargiai. Jei turite virškinimo problemų, šį mišinį vartokite atsargiai arba pasitarkite su gydytoju. Šis mišinys ne tik efektyviai padeda stiprinti imunitetą, padeda peršalimo atveju, bet ir puikiai išvalo mūsų organizmą nuo cholesterolio, toksinų, parazitų ir turi netgi jauninantį efektą. O tai čia moterim labai aktualu. Tai kiekvieną rytą po vieną šaukštelį profilaktiškai ir taip stiprinsite savo imunitetą ir būsite sveiki. Nu ir dabar šitą reikalą mums dar reikia įdėti 4 šaukštus medaus. Medus ir taip jau natūralus antibiotikas. Ir tokią tyrelę dedam į šaldytuvą ir po šaukštą kasdieną. Galite atsiskiesti su vandeniu irgi tokia kaip arbatą gerti. Dėl imbiero naudojama dar ne visiems gali, kas aukštą kraujo spaudimą turi. Jie nelabai gerai,
būtina pasitarti. Nu, reikia pabandyti. Šį kartą aš man pademonstravau jums paprastą tyrelę, kaip pasidaryti namų sąlygomis, labai pigiai, ir su šia tyrelė, jeigu valgysite kiekvieną dieną, jūs stiprinsite savo imunitetą ir taip išvengsite visokiausių virusų, tame tarpe ir koronaviruso, kuris yra labai jau paplitęs visame pasaulyje. Nu, nepamirškite plauti rankas, venkite viešo transporto, venkite viešų vietų ir taip jūs išvengsite susidūrimą su tais žmonėmis, kurie serga koronavirusu. Na, daugiau receptėlių, kaip pasidaryti arbatos, tyrelės su imbiero medum ir citrina, paliksiu aprašymuose. Nu, jums ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu patiko šis video, įvertinkite laiku pirštų į viršų. Būtinai pakomentuokite, kaip jūs apsisaugote nuo visokiausių virusų. Nu, ačiū, kad žiūrėjote ir iki.